Sveiki visi, čia aš Emilis LTU, šiandieną filmuoju video, nes šiandieną yra speciali diena, atėjo laikas, kada nuspręsim iš genties išrinkti mano padėjėją. Ir mes čia su Ersija, nekreipkite dėmesį į Ersiją, nes Ersija dabar čia kol kas atėjo. Tai jo, tai dabar mes išrinksim iš mano genties patį geriausią, kuris bus vadovas, kuris praleido ilgiausiai visą laiką. Tai pažiūrėsime, dabar sudarysime visus žmonės, jau vienas padėjėjas to yra. Ir dar rinksime kitą. Žiūrėkime, kuris yra pats aktyviausias šį kartą. Žiūrėkime, šiandien yra 8. Pažiūrėkime, kuris buvo aktyviausias. Tai buvo aktyviausias Deividas. Buvo prisiminti. Šit Kurmėsas jau buvo labai gerai. Rinksim dabar aukštesnį lygį, duosime jiem. Tai jo. Žiūrėkime, dar kaip duosime šitiem žmonėm geresnius rangus, čia nekreipti dėmesio. Duosime geresnius rangus šitiem žmonėm, nes jie ką tik prisijungė neseniai. Tai jo, va. Paaukštinsim šitus žmonės, nes jie irgi pirmą kartą prisijungė į gentį. Jau daug žmonių prisijungė į gentį. Dabar mes išrinksime. Taigi, žiūrime. Random kokį žmogų, kuriam pasiseks. Šį išrinksiu, aišku, ne padėjėją, bet gal kokį gerą ranką kokį duosiu. Aš žinau, kokį duosiu. Galbūt duosim retą kažkokį rangą. Žiūrėkime, kokį rangą man duoti, nes nelabai jau gerai prižinom šitus rangus, kurias pats sukūriau. Kai kurie man draugai dar sukūrė. Tai jo, išrinksim dabar žmogų, kuriam bus duodama didžiausias fanas. Pažiūrėkime, kuriam duosime didžiausias fanas, kuris stebi mus. Žiūrėkime, šitas sūnų Jonas yra subscribinęs manęs, tai pažiūrėjau, tik neprisijungė, tai išrinksim, kuris yra arčiausia data. Pažiūrėkime, kuri yra arčiausia data. Arčiausia data yra prisijungimo. Galim išrinkti nuo 7 mėnesio. Drakmonas buvo arčiausia data, bet pažiūrėkime nuo 7. Šitą reikia pakelsim irgi. Matau irgi naujoką. Šitą irgi reikia pakelti. Ir dar šitam irgi. Ai, tam tarkim irgi yra dar. Tai vėliau pakelsi, bet dabar pažiūrėsim. Išrinksim dabar vam. Štai bus Kurmėsas duosiu, Kurmėsas yra išrinktasis didžiausias fanas. Sveikinam jį. Jam pasisekė. Jis buvo išrinktasis iš didžiausio rango. Čia buvo geras rangas jisai. Negalėjau duoti pačią geriausią, bet šitas buvo Kurmėsas išrinktasis, nes jį išrinkau dėl to, nes jis buvo arčiausiai prisijungęs. Ir jis turėjo foto, labai tvarkingas, žiūrėkit, profilis. Gal blogai rašiau, nelabai jo gerą nepamatau. Jo, lab. Jeigu nežinot, tai galite taip rašyti. Na va. Tai gal man neišmetam, nežinau, man rodos, kad neprisijungęs šitą. Tai jo, šiaip jo tvarkingas tai jo, sveikinam jį, jis išrinktasis buvo iš geriausio rango, buvo išrinktasis random, čia buvo random išrinkimas, tai jo. Ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi jums patiko šitas random išrinkimas ir apdovanojimas. Čia tik toks buvo video, bet sulauksite dar ir antro video, nes aš nedarysiu tai.
dar sukursiu antrą video. Tikiuosi jeigu jūs labai liūdite, nematot daugiau mano video, tai žinokit, kad mano tas kompiuteris yra žiauriai užkrautas, yra daug dalykų, žiūrėkit, parodysiu tuoj. Truputėlį patrauksiu veikimąsi. Žiūrėkit, aš parodysiu dabar viską, kaip man užkrautas pusė. Tai aš turiu D diską, C diską, D diskas yra užkrautas pilnai, o dar C diskas dar vos užkrautas beveik. Tai jo, va todėl aš ir negaliu filmuoti, nes man per mažai vietos, aš bandau tavo prasitrinti visokius dalykus, kad aš tik galėčiau nufilmuoti video. Nes aš pasitengsiu dabar nufilmuoti dar antrą, jeigu pavyks. Jeigu dar, kad žinau, šitas pavyks irgi. Jeigu pavyks šitas, tai nufilmuosiu, jo. Jeigu dabar žiūrite, tai tikiuosi, aš čia dabar sakau, kad nepavyks, o gal pavyko. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi patiko šis video, lauksite galbūt ir antros video. Kažką sugalvosiu nufilmuoti šiandien. Ačiū, kad žiūrėjote. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.